Įsijungiu internetą, o ten visi šneka. Dalina patarimus, kažko mokina, ką čia bekalbėti, net aš šneku. Pažiūrėkit, kiek video gaminu nesustodamas. O žiauriausia, kad iš tikrųjų ne visiems normaliai gaunasi. Būtent todėl išduosiu jums paslaptį, kurios pažadėjau niekam niekada neišduoti. Einam. Kalbėti prieš kamerą nėra lengva, kaip ir bet koks kitas viešas kalbėjimas. Reikalauja didelio susikaupimo įgūdžių. Visą savo gyvenimą kalbu nuo scenos, kalbu prieš žmonės, kalbu prieš studentus, kalbu prieš kameras. Ir nesvarbu, kokioje situacijoje bebūčiau, ir nesvarbu, kiek patirties turėčiau, bet kiekvieną kartą tai yra didžiulis iššūkis, reikalaujantis daug jėgų, daug pastangų. Ir ne visada yra lengva rasti tą savo balsą, ir ne visada yra lengva nuspręsti, kaip tu turi skambėti, kaip tu turi atrodyti. Todėl aš noriu su jumis pasidalinti vieną istoriją ir vienu geru patarimu, kuris gali jums padėti atrasti savo balsą ir gerai skambėti įrašinėjant video arba kalbant viešai. Iš geriausių pamokų, kurią aš išmokau apie tai, kaip reikia jaustis bendraujant su žmonėm, kaip reikia rasti savo balsą ir kaip reikia atrodyti ir kaip reikia elgtis, buvo pardavimuose. Aš manau, daugelis iš mūsų susiduriam su tuo jausmu, kai mums reikia pradėti kažką pardavinėti, kalbėti prieš kamerą ar kalbėti prieš žmonės, su tuo jausmu, kuris mums neleidžia laisvai savęs išreikšti. Mes norėdami kažką pasakyti, mes dažniausiai jaučiamės silpnesni, žemesni, prastesni. Norėdami įtikti, labai dažnai ieškom savo balso, labai dažnai ieškom to skambesio. Neseniai vienas mano bičiulis, kuris pradėjo gaminti turinį, sako, tu kai kalbi, sako, pas tave kažkaip daug energijos, o aš sako, toks nuobodus lėtas, bet aš sakau, viskas gerai, tai esi tu taip skambi, aš pripratęs ir jeigu tu bandytum būti energingas toks pats kaip aš, tu man atrodytum juokingas, aš negalėčiau tavęs klausyti, tu man būtum natūralus. Taigi kaip reikia atrasti tą savo balsą ir kaip suprasti, kokiu balsu, kokia intonacija, su kokia energija mes turim kalbėti. Vienu metu pas mus įmonėj, skambučių centre, dirba toks vaikinukas. Jo vardas Šarūnas. Šarai, tau linkėjimai. Tai buvo jo pirmas darbas, jis atėjo pas mus ir iš karto, nors atėjo dirbti į marketingą, bet iš karto pamatėm, kad jis turi įgimtą talentą pardavinėti. Totalus blevizga, totalus kalbėtojas ir totaliai sugeba bet kokį žmogų įtraukti į pokalbį su juo. Žinot, šito jo gebėjimo neišnaudoti mes tiesiog negalėjom. Todėl pastatėm jį pardavimus, daryti skambučius, organizuoti susitikimus su įmonių vadovais. Darbas nėra lengvas. Aš manau, daugelis iš jūsų yra gavę skambučius iš įvairių skambučių centro, kurie ką nors pardavinėja arba bando jums kažką parduoti, arba bando jums kažką įsiūlyti, arba bando suorganizuoti kažkokius susitikimus. Ir vienas iš baisiausių dalykų, skambinant, yra tai, kad tu tai darai daugybę kartų per dieną. Ir kai tu skambini, visais įmanomais būdais dažniausiai bandai įtikti arba bandai kažkaip prisigerinti, būti patrauklesnis tam žmogui, kuriam tu skambini. Ir nors visada visuose skambučių centruose visi pardavėjai pradžiai bent jau turi kažkokius tai scenarius, kažkokius tai skriptus, kaip reikia kalbėti, bet labai dažnai, kai jūs sulaukite tokio skambučio, nuo pat labą dieną galite suprasti, kad tuo jums kažkas kažką pardavinės. Ne, kai paskambina toksai skambintojas, pardavinėtojas, viskas prasideda nuo labą dieną. Ar galėčiau jūs sutrukdyti? Ir jau vien iš to fucking balso, to tokio pašvelninto, palopinto balso, tu žinai, kad tau kažkas kažką pardavinės. Nes iš to balso tu supranti, kad jisai jau yra kaltas, kad jisai jaučiasi žemesnis, prastesnis, nes nori tau pardavinėti. Ir tai griauna visą pardavimą. Kaip be būtų juokinga, viskas lygiai taip pat atrodo ir kalbant prieš kamerą. Ir viskas lygiai taip pat atrodo, ne kalbant prieš žmonės, viešai kalbant. Mes labai dažnai bandom įtikti. Taigi tas vaikinukas pradėjo skambinti ir skambino pagal skriptą. Žodžiu, skambina, sunkiai einasi, sunkiai gaunasi, kaip ir visiems skambintojams, kurie pradeda. Mes turėjome projektą, kuriame reklamą viešinome verslo centre. Ir Šarūnas turėjo užduoti perskambinti verslo centro įmonės, sužinoti, ar jos matė tą reklamą ir kaip vertina tą reklamą. Kadangi nebuvo jokio skripto, sakau, skambink žmogiškai paprastai, sakyk, žiūrėkit, man reikia jūsų pagalbos. Ir
pabandyk išsiaiškinti, žiūrėk. Kas įdomiausia, kai jisai skambino be skripto, kalbėjo paprastai, normaliai, žmogiškai, su juo visi kalbėjo, nieks nepadėjo ragelio, pokalbiai buvo ilgi, išsamus, turiningi, su bajeriukais, su bajeriais, visi žvengė. Po šito projektą mes su juo susėdom ir nutarėm. Tu dabar skambink klientams be jokios scenarijos. Skambink pagal tai, kaip tu supranti, kaip įsivaizduoji ir organizuok susitikimus, taip lyg kalbėtum su savo geriausiu draugu. Ir žinot, jisai pradėjo skambinti klientams, kalbėdamas totales blevizgas, totales nesąmonės. Taip lyg skambintų savo geriausiam draugeliui, savo giminėm, mamai, tėčiui, nežinau, pažįstamėm. Paskambinu, sako, labą dieną. Kaip oras? Sveiki, sako, nesušalot? Pas mus tai lyjo, kaip pas jūs. Žinot, kas juokingiausia? Visų pirma, visi pradėdavo bartis. Sako, ar galima šitai pardavinėti? Kas tai pardavinėja? Nes žmonės pripratė, kad pardavėjai kažkaip tai keistai skamba, kažkaip padlaižiauja, bet vis tiek iš jų neperka. Tačiau įdomiausia dalis buvo, kad visi jo pokalbiai, visi jo skambučiai truko daugiau negu 5 minutės. Visi vėlėsi į pokalbius, visi su juo kalbėjo, susitikimus organizavo nesveikus kiekius ir visų antra, gavo daugybę darbo pasiūlymų iš tų įmonių, kuriom skambino pardavinėti. Viena pamoka, kurią mes visi išmokom su jo situacija, tai yra, kad nėra geresnio barjero pramušimo, kaip tiesiog buvimas savimi. Ir iš tikrųjų, aš labai dažnai įvairiose veiklose dirbdamas su pardavėjais taikau tokį metodą. Visada sakau pačioj pradžiai, paskambink keletą klientų, pakalbėk pagal scenarijų, pasakyk, ką turi pasakyti ir įsirašyk tos pokalbius. Sekantis žingsnis, paskambink savo geriausiam draugeliui, mamai, tėčiui, broliai, sesiai, bet kam. Paskambink ir pasikalbėk ir įsirašyk šitą pokalbį. Dabar pasiklausyk vieno įrašo ir pasiklausyk kito įrašo. Koks skirtumas tarp balso? Ir skirtumas dažniausiai būna milžiniškas. Kai bendrauji su savo artimu žmogum, su kuriuo tu jautiesi gerai, tavo balsas dažniausiai skamba užtikrintai. Kai tu skambini įsitempęs, bandai įtikti, galvoji, kad žmogui trukdai, ar jis yra bet kokiu atveju kažkiek aukščiau už tave, svarbiau už tave, tu jautiesi menkesnis, bandai prisiderinti, tavo balsas arba paplonėja, arba įsitempia ir tavęs klausyti būna netgi šiek tiek gėda ir gaila. Lygiai tas pats yra su visais filmavimais, su visais viešais kalbėjimais. Aš žinot, visą gyvenimą lipu ant scenos, filmuojus, kalbu su žmonėm, vedu mokymus. Ir man atrodytų, būtų jau lengva bendrauti. Ir aš iš tikrųjų žiauriai savim pasitikiu. Nežinau, mano turinys geras, blogas, jau turbūt yra kitas klausimas, bet vieną dalyką aš žinau tikrai. Kad kiekvieną kartą kalbėdamas su žmonėm, kiekvieną kartą kalbėdamas prieš kameras, kiekvieną kartą kalbėdamas prieš auditoriją, aš bent jau esu 100% užtikrintas savimi, užtikrintas savo balsu, užtikrintas tuo, kaip aš atrodau, ir tą, ką aš kalbu. Ir žinot, tai daro stebuklus. Žmonės klausosi, žmonės tiki, nes aš pats tikiu. Nes aš esu savimi. Nes žinot, kaip sakydavo mano senelis. Gal tu ir smirdi kaip arklys. Gal tu ir žvengi kaip arklys. Gal net tu gali ir atrodyti kaip arklys. Bet pilno vežimo tu vis tiek nepatemsi. Todėl aš manau, vienas iš svarbiausių dalykų mums visiems yra išmokti būti savimi. Rasti tą būdą, kalbėti taip, kaip mes kalbame iš tikrųjų. Žinot, būna įsijungi kartais kokį video ir tu jauti tą svetimą gėdą ir svetimą nepatogumą. Kai žmogus bando kalbėti, tamposi taip, tai yra žiauriai sunku. Bet blogiausia, ką mes galim padaryti, tai bandyti surasti kažkokį tai vaidmenį, kuris yra visiškai ne mes. Todėl turiu vieną patarimą ir vieną idėją, kuri atėjo iš darbo su pardavimų komandomis. Jeigu norite įrašyti video ir nežinote, kaip turi jūsų balsas skambėti, ir nežinote, kaip turite atrodyti, ir nežinote, kaip turite kalbėti, ką turite sakyti, nežinote tikslaus scenarijaus arba nepasitikite tuo, ką sakote, pabandykite vieną dalyką. Įrašykite 2 video. Pirmą video įrašykite tokį, kaip jūs galvojate, kad jums reikėtų įrašyti. O antrą video padarykite visai kitaip. Paimkite tą pačią istoriją, kurią jūs norite papasakoti. Ir papasakokite ją savo geriausiam draugui, savo pusbroliui, savo mamai, savo tėčiui, savo broliui, savo sesiai, žmogui, su kuriuo jums lengva bendrauti, žmogui, su kuriuo jūs turite artimiausią ryšį. Papasakokite tą istoriją,
be jokio scenarijos. Papasakokite, susikoncentravę į mintį, papasakokite, galvodami tik apie tai, ką jūs norite pasakyti ir visiškai negalvodami, kaip atrodyti, kaip skambėti, tiesiog pabandykite pasakyti, kad gauti atgal grįžtamą į ryšį, kaip ta istorija. Ir įsirašykite. Pasistatykite telefoną, kamerą, įsirašykite ir sulyginkite šios du įrašus. Aš jums garantuoju, kad tas įrašas, kuriame jūs pasakojate istoriją savo draugui, skambės žymiai natūraliau, bus lengviau žiūrimas ir nejausite jokios gėdos. Todėl paimkite ir trečią kartą įrašykite video, atkartodami tuos pačius žodžius, tą pačią istoriją, tuo pačiu balsu, tą pačią energetiką ir tą pačią eigą, tik tais prieš kamerą, įsivaizduodami, kad kalbate su savo geriausiu draugu, broliu, sesė, tėčiu, mama, su tuo žmogum, su kuriuo jums yra lengva ir patogu bendrauti. Ir pamatysite. Gal tai padės ne iš karto, bet ilgainiui šitaip ieškodami savo balsą, jūs galite įgauti pasitikėjimą ir pamatysite. Ne tik jums, bet ir jūsų žiūrovam, klausytojam bus žymiai lengviau, įdomiau, smagiau ir patogiau jūs stebėti ir žiūrėti. Ir žymiai aiškiau suprasti ir lengviau išgirsti žinutę, kurią jūs norite pasakyti. Taigi linkiu jums nepasiduoti, ieškoti savęs, svarbiausia būti savimi, būti užtikrintais savo kailyje, būti užtikrintais darant viską būtent taip, kaip jūs darot. Žinote, senas toksai posakis yra, geriausia yra būti savimi, nes visos kitos vietos yra užimtos. Taigi, ačiū jums už dėmesį ir susitiksim greitai.